Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Štai mes turime 23 metų jau pabaigą, gruodžio mėnuo ir šį kartą mes norėtumėme apžvelgti naujausią pasirodžiusi žurnalą Retromanai. Priminsiu, jog jisai yra leidžiamas nuo 2014 metų ir štai kiti metai jau bus 10 metų, atrodo, tik ką pasirodė ir jau beveik 10 metų. Tai pasirodė 21 numeris. Čia mes sutalpiname iš tiesų nemažai straipsnių, įvairiausių naujienų. Kai kurias pabandysiu apžvelgti. Pirmiausia, tai žinoma, naujiena numeris 1 23 metais, tai yra automuziejaus atidarimas Vilniuje. Tai šį čia mes patalpinome didžiulį straipsnį, kurios autorius yra Dina Sergijenko, būtent apie štai šitą muziejų, apie muziejaus gimimą, apie pastatą, kuriame yra įsikūręs muziejus, nes iš tiesų tai yra, taipogi jau yra istorija, ne šiaip kažkoks tai paimtas pastatas naujai sukurtas, o būtent naujai įgyvendintas projektas senajame pastate. Tai čia apie tai yra iš tiesų labai išsamiai aprašyta, Dina tikrai pasistengė, aprašė, čia keletą nuotraukų yra, būtent apie patį kūrimosi procesą, kūrėjų Alfredo bei Povilo Eitučių pastebėjimus, jų pasisakymus. Tai iš tiesų straipsnis yra čia beveik per 14 puslapių, per 7 lapus čia gaunasi, tai yra žinoma nuotraukų, tikrai rekomenduočiau paskaityti, nes pakankamai plačiai išsamei. Susipažinsite su nauju, solidžiu muziejumi būtent Vilniuje. Tai va, čia Retromanų žurnale. Kitas straipsnis, tai iš tiesų yra Opel gerbėjų straipsnis. Labai smagu, jog Lietuvoje yra Opel gerbėjų labai aktyvus ratas ir labai aktyvus žmogus nuo pajūrio Vytautas Butkus, kuris būtent puikiai valdo ne tik kad Opel bendruomenę informacijos sklaidos prasme Lietuvoje, bet ir plunksną. Ir štai jisai pasiūlė skaitytojams kelionę būtent į Vokietiją, Rüsselheimą, būtent kur yra neoficialus Opel muziejus, bet apie tai būtent tikrai siūlau pasiskaityti žurnale, būtent apie Vytauto Butko kartu su Tomu Žvaliausku kelionę. Čia yra ir bronzinė, cementinė Opel Manta B1 ir tokių nematytų Opeliukų. Tai iš tiesų pakankamai įdomi kelionė kartu su Vytautu Butkumi. Taip pat įsigykite, paskaitykite, pakeliausite. Taipogi mes jau buvome anonsavę, bet čia yra gan kiek plačiau aprašyta būtent Lietuvos transporto muziejų žemėlapis. Mes supažindiname skaitytoją, kad iš tiesų toksai yra. Ir taipogi informuojame, jog jisai greitu laiku plėsis. Tai yra, bus čia dar daugiau lankytinų vietų, nenoriu visko atskleisti, tebūnie tai maža paslaptis dėl ateities, bet iš tiesų procesas juda, viskas kaip ir viskas ok. Čia taipogi mes aprašėme apie FIVOS pasaulinės organizacijos konferenciją Suomijoje, kuomet FIFA kelia klausimą dėl automobilių kaip atliekų nurašymo ir kuomet mes kaip lietuviai darėme pristatymą, informavome, kad Lietuvoje šis klausimas jau yra išspręstas. Tai iš tiesų buvo kažkas tai buvo nustebę, nes kaip tik šiuo metu mes gavome prašymą kreiptis į Europos parlamentą. FIFA vadovybė Italijoje kreipėsi į mus, prašydama, kad mes palaikytumėme idėją, jog Europos parlamente būtų priimamas palankus sprendimas būtent dėl istorinių automobilių. Tai šitą variantą mes esame jau įgyvendinę Lietuvoje 2019 metais. Kaip jis veikia, tai čia yra kitas klausimas. Iš principo, dėja teisminių procesų tikrai jisai veikia. Mes apie tai darėme kitus mūsų reportažus, galite surasti mūsų videotekoje. Beje, žurnale Retromanai šitame numerį irgi šita tema yra paliesta, aprašyta. Taigi mes būtinai atsiliepsime į FIVOS vadovybės prašymą ir tikrai kreipsimės į Europos parlamentą, būtent Lietuvos Europos parlamento narius, kad jie palaikytų idėją, jog vis dėlto jeigu automobilis yra nurašomas, tai jisai nurašomas, ir jeigu jis yra istorinis, tai jisai gali būti atgal atstatomas, tiksliau dalyvauti viešajame eisme. Tai Suomijoje šis klausimas taipogi buvo gvildenamas.
Beje, iš Suomijos mes teikiame jums keletą video reportažų apie muziejus ir Estiją beje prigrebėme, bet čia jūs plačiau susipažinsite, susižinosite, kas kaip čia buvo, ką čia mes svarstėme, tai tikrai rekomenduočiau pasiskaityti. Taip pat labai netgi rekomenduočiau paskaityti autoriaus Gintaro Maksimavičiaus straipsnį, būtent kelionė į Švediją, kuri vyko visai nesenai. Kas man labai patinka šitame autorėje, tai jo stilius iš tiesų yra visiškai kitoks negu kitų straipsnių. Jis labai puikiai valdo tą plunksną ir tokie yra kartais labai įdomus, nenuspėjami kampai. Aš labai su dideliu malonumu skaitau būtent Gintaro parašytą tekstą. Kalbos korektorė man irgi yra minėjusi, jog šitas stilius yra išsiskiriantis. Bet jūs jau galbūt tą pastebėjote, jeigu nepastebėjote, tai tada įsigykite naujausią žurnalą Retromaną ir tuo galėsite patys įsitikinti. Tai čia Gintaras aprašo savo kelionę. Kitas straipsnis yra apie BMW, bet vis tiek, ne BMW, bet vis tiek BMW. Čia yra apie jau išnykusi Gogo prekinį ženklą, kuris buvo būtent įsikūręs Vokietijoje, pokaryje ir nupirko koncernas BMW. Bet jis neskubėjo panaikinti Gogo prekinio ženklo, o būtent toliau kūrė, dirbo, stengiasi. Čia taipogi yra kitas straipsnis būtent apie motociklų gerbėjų renginį, kuriam buvo suteiktas FIVA pripažinimas. Tai yra senas vežimas, senas motociklas 23, kurį organizavo Kazlų Rūdos senasis motociklas asociacija bei biržiečių ekipažas. Tai čia yra paminėta būtent apie nugalėtojus, kodėl yra pasirinktas būtent šitas renginys. Tai galėsite susipažinti, paskaityti. Taipogi mes čia prigrebėme motorų dieną, būtent Šeduvoje. Tai čia galėsite irgi pasiskaityti, kas čia yra per renginys tos motorų dienos. Mes jau keletą tokių renginių esame darę būtent Retromobilio muziejuje Anykščiuose. Šį kartą prigrebėme į Šeduvą. Organizavome ir pasikalbėjimus, ir pabendravimus su visuomenė. Iš tiesų labai smagiai pavyko renginys, tai nebijoju, jog ir kitais metais mes tą darysime. Tai čia yra tas aprašytas renginys. Taipogi mes aprašėme ir apie naujai atsidariusią ekspozicinę erdvę Vilniuje. Tai yra Porsche garažas 911. Čia jūs galėsite susipažinti su idėjos autoriumi, būtent Aurelijumi Rusteika, ką jis čia buvo sumastęs, ką padarė ir kokia tai yra koncepcija būtent štai šitos ekspozicinės erdvės. Istoriniai automobiliai čia taipogi yra eksponuojami, taip kad būsite Vilniuje, aplankykite jau šiais metais atsidariusi muziejų, būtent Taksi parke automuziejus ir būtent ekspozicija, kuri įsikūrusi Užupyje. Čia viską surasti, kontaktus, duomenis, susižiūrėsite. Taip, yra keletą istorinių straipsnių apie istorinius autobusus per brūkšnelį katafalkus. Taipogi mes čia palėtėme dovanotam automobiliui po kapotu nežiūrimą rubriką, kuomet iš tiesų palėtėme tokią įdomią temą, jog kuo toliau, tuo daugiau žmonių vis dėlto neatiduoda transporto į metalo supirktuvę, o perleidžia jį būtent entuziastams, be jokios grįžtamosios minties. Yra tokių žmonių, kurie yra perleidę asociacijai, pavyzdžiui, Retromobilė, netgi sunkvežimius, lengvuosius automobilius, bet tik su prašymu neviešinti jų. Jiems nereikia to, tai čia yra paminėta apie tai, kad būtent tokių žmonių yra nuotraukos patalpintos, jūs galite tą pasižiūrėti. Taipogi, bendradarbiaudami su advokatų profesinė bendrija Dabkevičius Baltrušaitis, mes šiandien talpiname advokato Gintaro Dabkevičiaus tekstą apie tai, kad iš tiesų perkant automobilį, tame tarpe ir istorinį, verta žinoti tam tikrus keletą niuansus ir čia jūs su tuo tikrai susipažinsite. Galbūt esant klausimams, jūs išspręsite dar prieš įsigijant automobilį arba motociklą. Na va, kaip ir minėjau, aš vartydamas žurnalą atverčiau būtent apie atlieką pratęsimas. Buvo video reportažas apie tai padarytas, čia truputį yra plačiau aprašyta, kas kaip prie ko. Taipogi palėtėme istorinį straipsnį apie Bonnie ir Clydą, bet iš automobilinės tematikos. Mus nedomina jų istorija kaip po tokia, ką ten darė, kaip ten plėšė visą darė. Mus domina, su kokiais automobiliais jie važinėja ir būtent apie patį tą automobilį.
kad koks jisai buvo, galėsite susipažinti, paskaityti. Taipogi vienas iš įdomesnių straipsnių tai yra patariamasis. Patariamasis būtent labiau skirtas motociklininkams. Pataria Kęstutis Dainenka, būtent jisai yra specialistas, kuris demonstravo savo sugebėjimus retro mugėje metu čia ir vieną ir kitą. Dabar tikėkime vėl jisai dalyvaus ir vasario mėnesį būsimoji mugė, kur vyks vasario 25 dieną 24 metais. Tai čia Kęstutis pakankamai išsamei nuodugniai aprašo visą eiliškumą nuo iki, nuo ko reikėtų pradėti, kad nepadaryti klaidų, kaip džiovinti, kaip paruošti, kaip daryti pavadinimus išpaišyti ir panašiai. Taip kad labai rekomenduojama vien iš mokomosios prasmės paskaityti šitą straipsnį. Kažką panašaus mes esame rašę dar pirmosiuose retromano numeriuose, būtent bendradarbiaujant su kitu dažytoju, Jonu. Archyviniuose numeriuose galite paskaityti, susipažinti, tikrai yra įdomu. Tai čia toks kaip ir tęsinys gaunasi. Taipogi mes aprašėme vieną įžymę asmenybę, Estijos asmenybę. Kaip žinia, automobilizmas prasidėjo nuo tam tikro žmogaus. Tai Lietuvoje yra vienas pilietis, Latvijoje kitas, o štai Estijoje yra dar trečias pilietis, kuris taipogi vertas paminėti būtent mūsų žurnalo rubrikose. Taip kad prašom paskaitykite, susipažinkite. Visas žurnale yra 16 straipsnių. Vieni jums gali labiau patikti, kiti gal mažiau patikti, bet iš bet kuriuo atveju tikrai džiaugiamės, kad jūs reaguojate, rašote, teiraujatės ir domitės. Mes norėtumėm galbūt žurnalą leisti kažkiek tai dažniau, bet realios yra tokios. Beje, jūs pastebėsite, jog ir šito žurnalo kaina jau yra 7,99 €. Kaip man įrodinėja kai kurie piliečiai, jog tai yra iš tiesų maža kaina. Na, bet kol kas mes jos nedidiname, yra kaip yra. Savikaina iš tiesų yra nemaža, 1700 vis dėlto egzempliorių yra leidžiama. Kai kas keliauja į archyvą, tai jūs bet kuriuo atveju galite įsigyti archyvinius numerius nuo pačio pirmo, kuris išėjo 2014 metais. Ir štai dabar naujausia. Beje, šiame žurnale jūs surasite ir žurnalo platinimo vietas. Viena platinimo vieta pasipildė, tai yra Vilniaus automuziejus. Čia galite rasti ir visus archyvinius numerius. Taip kad naujausia rasite, žinoma, ir archyvinius. Taip kad apsilankykite prie tą pačią muziejų. Kaune galite rasti Panerių gatvėje. Bet visi kontaktai būtent čia yra. Taip kad kreipkitės, galite ir į redakciją tiesiogiai kreiptis. O jeigu turėsit kokių minčių, idėjų, tai prašom rašyti, kreiptis štai šituo nurodytu elektroniniu paštu. Mes gauname pranešimus, siūlymus. Na, nepykit, bet ne visą laiką išeina sureaguoti ar atsakyti. Atsakyti stengiamės. Tikrai stengiamės ir beveik visą laiką atsakome, bet galbūt kažnors prasprūdo, tai tikrai dovanokite. Taip kad ačiū Jums uždėmesį, ačiū už žiūrėjimą ir iki susimatymo 24 metais. O ten bus naujų temų, naujų pozicijų įvairiausių. Taip kad ačiū už dėmesį ir iki susitikimo.